Bet tokie komentarai, kai man jau pateikė, kokie yra žiniasklaidoje ten, tai, kai kurie, iš tikrųjų, negalima šitai. Nes vaikų reiks gyventi, žinokit. Žinoma. Labą dieną, galima? Lietuvos rytas vėl? Tai sakykit, kokie sprendimai priimti šiandien? Tai aš norėčiau pasakyti, kad tai, kas kelbiama viešai ir kas rašoma Lietuvos ryte, yra realiai visiškai ne taip, kad mergaitė iš esmės serga, visiškai traumuota, verkia. Tai vakar nuvežiau pas psichologę, tai pasakė, mergaitė reakcija į stresą. O viešai kalbam, kad viskas gerai, rašoma viskas gerai. Tai, kas kalbama viešai, nėra. Ir vienintelis šito posėdžio tikslas tai yra, kad padaryti taip, kad mergaitė būtinai būtų 30 dieną perduotas tam kunigui. Vienintelis tikslas - suorganizuoti kaip nors perdavimą. O kaip ar ta mergaitė vers ar ne, jie pasakė, svarbiausia ją tik iš namo išvesti, o po to jinai bus jau paimta. Rankenų neišėmė? Ne. Tai, ponas Viškėliau, sakykite, kokia dabar užduotis policijai nuo tai yra? Policija užtikrina viešąją tvarką, daugiau nieko. O ir viskas? O prevencija, kitas darbas. O, galima jūs... Tai aš dabar pasakau, kas... Kėdainių apylinkės teismas įpareigojo Kauno miesto ir Kauno rajono vaiko teisių apsaugos skyrius organizuoti vaiko ir motinos bendravimą ir organizuoti vaiko perdavimą motinai. Todėl šiandienio pasitarimo tikslas buvo tarp institucinis ir buvo aptarta, kaip toliau motina bendraus su vaiku, kur bendraus su vaiku, kad tas bendravimas labiausiai atitiktų teismo sprendimą, labiausiai atitiktų vaiko interesus. Kaip žinot, bendravimas vyko su tam tikrais tarpeliais, tam tikrom problemom. Mes kaip institucija įpareigota organizuoti tą bendradarbiavimą, tą ir darėm. Aš noriu dar atkreipti dėmesį, kad bendradarbiavime dalyvauja psichologai, kurių funkcija yra stebėti bendravimą, stebėti. Tačiau nedaryti kažkokias tai išvadas ar apibendrinimus. Viskas, kas liečia vaiką, kas liečia vaiko situaciją, yra jau išnagrinėta teisme. Teismo sprendimas yra priimtas ir teismo sprendime nėra jokių kitokių išlygų. Kaip minėjau, aš ir praeitą kartą ir dabar noriu pabrėžti, Lietuvos Respublikos konstitucija sako, kad Lietuvoje teisingumą vykdo teismai, kad teismo sprendimai yra privalomi ir vykdomi, todėl mes stengiamės taip organizuoti teismo sprendimo vykdymą, kaip ir teismas mums yra nurodęs. Žinoma, labai tikimės ir norim, kad visos pusės, kurios yra šitam sprendime paminėtos, būtų labai geranoriškos. To mes ir siekiam savo pasitarimuose, kurių vyksta ne pirmas, ir apeliuojam į jų geranoriškumą ir sąžinę. O kaip dabar susitikimai, kurie vyksta? Tai aš jums tikrai, kur vyks, kada vyks, nekomentuosiu. Ir nekomentuosiu dėl tos priežasties, kad noriu, kad šitie susitikimai užtikrintų naują kokybę, kad motina ir vaikas nebūtų persekėjimas ir jūsų žurnalistų, kad vaikas ir motina galėtų bendrauti aplinkoje, kuri nevaržytų jo bendravimo. Todėl aš netgi noriu jūs paprašyti, kad sudarykit galimybę iš tikrųjų pabendrauti kokybiškai ir kaip viskas bus, jūs tikrai matysit, sužinosit ir nemanau, kad būtina kiekvieną vaiko arba motinos žingsnį išviesti žiniasklaidoje, nes tai iš tikrųjų mūsų kaip specialistų nuomonė tikrai nepadeda. Bet dabar susitikimams bus daugiau laisvės, ne Venskų namuose, ne policija kažkur galės... Taip, dabar aptarta, kad susitikimai vyks kitoje vietoje, tačiau dar kartą sakau, kad aš nesu Dievas, negaliu užtikrinti, kad jie iš tikrųjų įvyks taip, kaip mes aptarėm ir planavome, nors visos pusės sutiko, visos pusės jokių prieštaravimų nereiškia. Ir mes ypač irgi akcentavom vaiko interesą. Taip, ir teismo sprendimo vykdymą ir tikimės, kad viskas bus
Sakykit, globėjas skundžiasi, esą mergaitė jaučiasi blogai, yra sudirgusi, nervuota. Traumuojama ir psichologai meluoja. Jūsų akimi žiūrint yra situacija? Aš tikrai sakiau ir laikausi savo nuostatos, kad vaiko sveikatos būklės ir situacijos aš tikrai nekomentuosiu. Mes globėjai tik tai rekomenduojam, kad jeigu vaikas blogai jaučiasi, aš jau medikas, tam yra medikai, reikia kreiptis pas medikus, pas specialistus ir žiūrėti. Aš jau negaliu pasakyti blogai ir gerai vaikas jaučiasi. Bet mergaitė turi būti perduota nepaisant psichologų vertinimų kažkokių. Aš tikrai šitą nekomentuosiu, jūs patys paskaitykite teismo sprendimą. Aš jums tik sakau, kad mes šiandien viską tai aptariam. O vykdymą mes organizuojam, o teismo sprendimo vykdymą dėl perdavimo vykdo teismo antstolis. Ir nepaisant norų mergaitės. Mes sakoma, kad apžiūrėjome tai, kad mergaitė visai nenori. Aš noriu jums pasakyti ir pabrėžti, kad vaiko norai ir vaiko interesai tai yra du skirtingi dalykai. Ir mes čia nepainiokime. Mes organizuodami šio sprendimo įgyvendinimą pirmiausia atsižvelgiame į vaiko interesus. Ir kas bus šiandien rytoj, aš jums irgi negaliu pasakyti, kokia bus vaiko sveikatos būklė, kokia bus situacija. Aš jums sakau, kad šiandien yra aptarta ir apspręsta su visų sutikimu tolimesnė bendravimo vaiko ir motinos tvarka. Pasimatymai jau nuo šiandien ir ilgės toliau? Tikimės, kad ilgės, o kaip bus, tai kaip Dievas duos. Vakar paskutinis pasimatymas vakar, kaip žinau, truko 4 valandas. O šiandien numatytas? Šiandien numatytas 5, rytoj numatytas 6. Jeigu viskas vėlgi... O gali būti mergaitė anksčiau perduota mamai, nebūtinai 30 dieną? Pagal teismo sprendimą buvo galima tą padaryti, bet turėjo būti įvykdyta sąlyga, kad motina su vaiku bendrautų ne mažiau kaip 6 valandas ir turėjo būti psichologų išvada, kad iš tikrųjų tą galima padaryti. Daugiau tikrai nekomentuosiu. O tas atveikimas kažkoks, o gyvenamos vietos, žmonės dažnai klausia, skaitytojai klausia, o kur jinai gyvens po to? Aš žinau, jeigu čia klauskit ne manęs, klauskit tų institucijų, kurio šitą klausimą sprendžia. Tai Stankūnaitė, gali tada dabar pakviesti? Ačiū labai jums visiems, tikrai ir labai tikiuosi aš jūsų geranoriškumo. Gerai? Nes jūs supraskite, kada kameros bliksia aplinkui. Motinai tikrai sunku su vaiku bendrauti. Ir iš tikrųjų, po pirmo bendravimo namie buvo įsakytos pastabos, betgi aš jūsų negaliu paveikti žurnalistų, aš jūs galiu tik prašyti labai. Paprašyti, kad Laima pasakytų. Gerai, prašysiu. Ačiū jos nuomonę. Kaip galvojate, ar jums pavyks susigrąžinti mergaitę? Taip pavyks.